ar jautėsi, kad tai yra kova dėl Vilniaus derbis? Ne, nemanyčiau, todėl, kad Sakalai prie visos pagarbos šitai komandai, kad yra labai perspektyviai, labai gera komanda ir ateityje, jeigu jiem pavyktų išsaugo dar kažką prisikūti šitą sudėtį, tai tikrai galėtų būti rimta komanda. Bet šiuo metu mes truputėlį geresni, čia nėra kas liekti ir aš nesigiriu, bet taip yra iš tikrųjų. Aišku, pirmose varžybose laukia didesnio pasipriešinimo. Panašaus gal sakysim kaip šiandien, bet jiem nepavyko dėl mums žinomų priežasčių, kadangi laimėjo taurę, emocijos nusileido truputėlį, pavargo fiziškai, kadangi savaitgalį varžybos. Nesugebėjome pasipriešinti, mes šiandien kovėsi neblogai. Nepasakyčiau, kad mes lengvai laimėjom. Mes žaidėm, sakysim, pilną sudėtimą ir buvom priversti ilgai laikyti aikštelį Čeką Eiconą, kurio nelabai norėjau šiandien leisti, bet buvom priversti, kadangi Sakalai gerai žaidė. Norėjau truputėlį daugiau atidumo ir, sakysim, daugiau susikaupimo, bet sunku vyrus nuteikti, kadangi pirmos rungtynės baigėsi dideliu skirtumu. Ir šiandieną truputėlį kai kurie žaidėjai leido savo nepilną jėgą žaisti, kas mane nervina paprastai, nes mes esame profesionalai, nesvarbu su ko žaidži, koks rezultatas turi žaisti iš visų jėgų ir aš tą stengiuosi iš savo vyrų išspausti, bet ne visada pavyksta.